Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjęs į Nazaretą, Jėzus bylojo žmonėms sinagogoje: Iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, o tik pas našlę Sidonijos mieste Sereptoje. Taipogi pranašo Eliziejaus laikais buvo raupsuotojų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išsivarė jį už miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio buvo pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Tai Viešpaties žodis. Ak, tas kurtumas mano širdyje neretai būna pražūtingas. Net tada, kai žmonės pamatys, o tiksliau jau mato išganytoją, pasilieka akli. Ir visa tai per savo keistus įsitikinimus. Galbūt keistus įsitikinimus. Jėzus jiems primena istorijas apie našlę Sareptoje ir Sirą Naamaną, kurie buvo atviri Dievui, jo veikimui. Atviri tuom, kad jų gyvenimas gali pasikeisti, kuomet jie pasitikės jo vedimu, jo žodžiu. Jie turėjo pasitikėjimą. O Nazareto žmonės, nors ir arti Jėzaus, mato jį tiesiogiai, nenori jo girdėti. Jų širdys užsivėrusios, pilnos išdidumo, išankstinių nuostatų, sakyčiau. Gaila, bet jie tikisi Dievo veikimo pagal savo taisyklės. Ir štai čia klausimas mums, ar mes girdime Dievo balsą savo gyvenime. Tai nereiškia, kad dabar iš dangaus prabyla, iš debesų prabyla Dievo balsas, bet ar būname atviri, kai jis kalba mums per kitus žmonės, per įvykius, per tylą širdyje, per šventojo rašto žodžius, per Evangeliją. Ar kartais nebūname panašus į tos Nazareto žmonės, kurie yra užsispyrę, norintis, kad Dievas kalbėtų taip, kaip patogu. Ar kartais nenoriu kurti taisyklių santykėje su Viešpačiu, savo taisyklių, man patogių taisyklių. Užduokime savo šitos klausimus. Ir melskime su žodžiais: Viešpatie, tu žinai kiekvieno iš mūsų širdį. Išmokyk mus pasitikėjimu tavimi, tavo žodžiu, tavo vedimu. Norime būti tavo vaikais. Norime, kad mūsų malda sklistų kupina pasitikėjimu. Net tada, kai vyrauja išbandymai mūsų gyvenime, norime tavimi pasitikėti. Ir meldžiamės tavęs, Viešpatie, atviros širdies, kad galėtume nusilenkti prieš Dievo žodį ir pasitikėti jo vedimu. Nes tik tada, kai nebūsime kurti tavajam balsui, pažinsime tavo didingus ženklus, kuriuos duodi mūsų gyvenime. Amen. Iš pelenų į gyvenimą.